Sveiki, hebrytė. Jeigu žiūrėt praeitą epizodą, kur su traktoriu lakstėm į mišką, tai matėt, kad buvo jau žiema ir, tipinis lietuviškas oras. Žiema pasibaigė, turim labai gražų orą ir ant tokios šviesios, gražios dienos paėmėm patest drivint šitą baltą pirmuką. Tai sutikite, šiandienos test drive BMW E81. Čia yra pirmos kartos pirmukas, ta prasme, iki jo anksčiau nebuvo pirmukų. Pats modelis startavo 2004 metais į gamybą ir buvo gaminamas iki 2011. 2007 metais išėjo faceliftas ir čia kaip tik pas mus yra faceinis modelis 20 metų. Jeigu labiau pasinert į būtent pačią pirmukų istoriją, tai pati koncepcija mažo galų varomo automobiliuko atėjo nuo Tram 6 kompakto ir Kem 6 kompakto. BMW reikėjo padaryti konkurentą į Golf klasę, todėl jie padarė pirmuką ir tai yra šiaip labai įdomus konkurentas, kadangi visi Golfo klasės automobiliai yra priekių varomo, o būtent šitas automobilis yra galų varomu su prailgai pastatytu varikliu. 2004 metais modelis startavo nuo kėbulo E87, tai yra 5 durų kėbulas, o jau nuo 2007 išėjo į gamybą E81, kurį mes turim čia dabar, tai yra 3 durų modelis, ir dar linija modelių pasididino į E82 ir E83, tai yra kupas ir kabrioletas. Pats modelis buvo padarytas ant E90 bazės, tai yra trečiuko bazės, ir 60% inžinierinių sprendimų buvo perimta iš E90. Tai yra labai panaši galinė pakaba, priekinė pakaba, variklių linija labai panaši ir šiaip salono sprendimų labai daug iš E90. Šiaip dar yra įdomus bajeris, kad 5 durys variantas, kur yra galinės durelės, pagal ilgį nieko nesiskiria nuo 2 durinių variantų. Šiaip jeigu kalbėt apie išvaizdą, tai pačio automobilio koncepcija man labai patinka. Ir, gerai, kaip visada pas BMW stokinis BEMSas be M-pako atrodo, niekaip. Bet čia mes turim M-paką pagal vyną, MTech važiuoklę, viskas po funšui, taip pasakysim. Kol kas čia taip viską gražiai pasakėm, sakėm, kad tokia gera mašina, tai įmesim biškį pipirų į šitą bliūdą. Šiandien pas mus yra variantas 1.6 dizelis ir realybėje čia ne 1.6, čia stovi mums visiems jau gerai žinomas Kem 7, kuris realybėje yra 2 litris. Jie stovėjo 1.6, 1.8 ir 2.0D. Ir ten realiai biški yra pakeitimų variklė, bet iš esmės čia yra tas pats N47. Stokė šitas automobiliukas išduodavo 85 kW, bet galingiausia šito variklio versija 2 dizelis išduodavo 120 kW ir čia po čipo ta galia kaip ir atgauta. Tai pačipavus paprastą 116 arba 118 dizelį galima gauti tą patį, kas ir 120D. Pagrindinė problema yra tame, kad beveik visi varikliai, kurie stovi pirmukė, būtent pirmukė buvo pastatyti pirmą kartą. Turiu omeny, kad šitie varikliai buvo nauji ir su tuo sieja labai daug problemų. Priefaisas buvo startavęs nuo senesnių variklių M47, bet facelifte jau tie visi varikliai pasikeitė. Jeigu jau apie dizelio kasiakus, tai grandinės jau nebelaiko, tai kas 200 000 km reikia grandinę keist ir žmonės, kurie priprato prie senesnių BMW, prie slyvų, Kem 6, kai išėjo šitas modeliukas ir kai jį tiek pradėjo pirkti,
pradėjo sutiknėti su tokia problema kaip grandinių plyšimas. Nes, žmonės buvo nepripratę, kad 200 000 km yra grandiniam galas. Taip pat klasiška problema N serijos varikliams tai yra kolikas. Kas 100 000 reikia pravalyti koliką. Tai sutinkamas šitam modelė, tai sutinkamas 3 litrų dizeliuose NPM7 modeliuose, kurių šiaip čia berods ir nestovėjo. Jeigu kalbėt apie benzus, tai čia buvo dėtas variklis NCAM3 ir jisai irgi turėjo daug problemų, kadangi jame buvo panaudota tiesioginė purškimo sistema ir tai buvo nauja sistema BMW. Ir, kaip mes žinom, BMW nemoka įmest naujų variklių iškart be problemų, nebent dabar BPM8 įmetė, bet būtent N serijos varikliai buvo tokie savo. Jeigu kalbėt būtent apie šitą modelį 116D, tai jeigu jisai būtų stokinis ir turėtų 8,5 kW, tai jo pasibėgėjimas iki 100 užimtų ilgiau negu 10 sekundžių. Ten kažkas apie 10 ir 1, kažkiek tiek BMW mums skelbia. Kaip jau minėjau, čia po čipo yra 120 kW ir mes nematuosim, kiek šitą mašiną važiuoja, nes turim gerą referencą, tiesiog tokį pat pirmuką 2D, tai jisai bėgėjasi per 7,5 sekundžių ir čia jau kaip ir yra toks malonus rezultatas, kur aš manau mieste tikrai pilnai užtenka. Kėbulas nėra sunkus, kėbulas yra trumpas, kėbulas yra manevringas ir mes tą patestuosim po to, kai važiuosim, kaip jisai jaučiasi ant kelio. Toksai labai malonus dalykas, kad 2007 metais facelifte BMW davė į šitą kėbulą 6 cilų variklius. Tai galima buvo įpirkti pirmuką su 6 cilindrų benzu ir tai jau tikrai pasidarydavo labai smagi mašinytė. Taip pat BMW jau 2007 sugalvojo, kad gal galima įmesti ir dar galingesnių variklių, tai atsirado toks modelis kaip 135i ir tenai stovėjo 6 cilindrų variklis su turbinom. Tai ten jau ir galios daugiau, pavyzdžiui, jeigu neklystų paprastas 135i 225 kW ir dar buvo ISAS su naujesniu varikliu NPM5 su viena turbo, tai pas jį 250 kW. Tai jūs įsivaizduokit tokį mažą ir trumpą kėbulą su tiek galios. Tai tikriausiai labai linksmas automobiliukas. Mes galėsim šitą tik tai įsivaizduoti, o pas mus 1.6 dizelis. Kadangi čia yra pirmukas, tai pigiausias iš BMW linijų modelis, tai jokių premium klasės materialų ir jokio premium klasės fiškių mes čia ir neieškosim. Čia automobilis sukurtas ne tam. Kaip galima pastebėti, kaip jau sakiau, čia beveik visi sprendimai panaudoti iš trečiuko E90, tai klima tokia pat, matom vairą tokį pat, spidometrai labai panašus, sėdynės beveik tokios pat. Žodžiu, visi sprendimai paimti iš trečiuko. Jeigu kalbėt apie materialus, tai rankenos paprastesnės nei trečiukė, čia yra paprastas plastikas ir galima būtų pasakyti, kad tai yra toks kaip papiginimas, bet aš pasakyčiau, kad su laiku tai netgi dar geriau atitarnavo negu brangesniuose modeliuose, kadangi ten mes žinom tokią bėdą kaip rankenų lydimasi, o čia to nėra. Dabar neprisimenu, bet man atrodo, kad pirmukai turėjo telekus, kurie atsiverčia. Galiu meluot, bet aš tikrai esu matęs. Tai tie telekai, kurie atsiverčia, turi tokią momentą, kad jie genda, sulūžta ir jūs galite pasikurti ir telekas neatsivers. Čia pas mus yra normalus telekas, stovi įdėtas vienoje vietoje, kaip E90 ir kitose BMW modeliuose, jokių mandrų atsivertimų, tai su šituo čia būtent problemų nėra. Į galą mes nelysim, nes būtų tiesiog nelogiška, čia yra hatchbackas ir jisai nesukurtas realiai važiuoti su Hebra ir kažką vežiuoti gale. Tai, ten vietos labai mažai, jeigu netgi atsisėst paskui mane, tai ten net kelių nesukišt. Jeigu kalbėti apie kažkokius nors prikolus būtent salone, tai pas pirmukus yra bėdos su elektra. Ir yra keli tokie įdomus kasekai, kaip galima, dėl ko tai vyksta ir kaip galima tai pataisyti. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkokią dieną pas jūs dings visą elektrą pirmukė, galite iš visos jėgos pyst po bardačiokų, nes pliusinis laidas eina iki bardačioko, o bardačiokė stovi saugiklių dėžutė. Ir ta saugiklių dėžutė su pliusiniu laidu sujungta tokia plonytė klėma. Ir jinai būna korozuoja, būna perdėka. Tai kažkaip negalim pasikurt, pysam į bardačioką, atsiranda elektra, kur mes važiuojam į servisą, keičiam tą klėmą.
Geriausiai būtų realiai net nekeisti klėmą, o padaryti normalų sujungimą ir tada šitą problemą dings. Dar yra toks nemalonus dalykas, kuris sutinkamas ne vien šitam modeliai, sutinkamas irgi ir trečiukė E90 ir Pitakė E60. Tai yra galimybė automobiliai užsidegti. Mašinos akumas yra užmestas į galą ir dabar mes tikrai nekelsim automobilio ant keltuvo, bet patikėkit man, pliusiniai laidai eina po kėbulu. Ir kadangi akumas gale, tai pliusiniai laidai išeina iš bagažinės, eina po kėbulu, ta prasme per metalą po kėbulu ir tada jau numesti apačioje automobilio. Tai ta vieta, kur bagažiniai laidai pereina iš bagažinės į lauką, mėgsta korozuot ir gali užtrumpinti. Ir tikrai taip atsitikdavo, kad automobiliai netgi galėdavo užsidegti. Į tai reikėtų atkreipdėmėsi, kai perka tokį pirmuką, arba jeigu jūs esat jo savininkas ir nesižiūrėjot, nes, tikrai, su elektra gali būti didelių bėdų. Užteks čia plepėt, klasiškai pasakysiu savo frazę, tai atėjo laikas pasivažinėti. O, kaip sunkiai pasikuria dyzelis. Jau matau, kad čia yra paprasta muzika. Nieko netestinsim, turim mechaninę pavarų dėžę, kas yra malonu pirmukė. Vairas malonus, jau pavalgytas. Šiaip įdomu, kaip turėtų važiuoti šitas automobiliukas, nes bazė labai trumpa, maža ir pats automobilis sveria tik tai tonną 400 kg. Jeigu girdit šitą stabdžių cypimą, tai savininkas šiaip mane įspėjo, kad pakeitė kaladėlės, bet kažkodėl jos cypia. Šiaip dažniausiai tai būna, kada nesueina kaladėlių brendai. Pavyzdžiui, jeigu mes turim diskus Bosch'o, o kaladėlės kažkokios kitos, tai pradeda cypėti. Čia yra toksai šiaip bajeris, kurį aš anksčiau, kol netaisiau automobilių, nežinojau. Bet dabar dažnai pradedu tokį bajerį sutikti. Aišku, kaip pasikūrė tas dizelis, tai toksai iškart jauti, kad sėdi 4 cilų dizeliniam automobilį ir jisai, kai pasikuria, labai susikratė. Bet važiuojant, man tai netrukdo. Jisai be važiuojant nesikrato, nesijaučia jokių vibracijų, per smarkiai kažkaip čia nekelia jokio garso to tokio dizelinio, tik. Kaip ir su šituo viskas yra tvarkoj. Netgi dabar stovint ant laisvų, biški yra vibracija į rankiną, bet ko norėt, čia yra pirmukas, čia pas mus ne premium klasės automobilis. Įdomus ženkliukas čia kažkaip įklijuotas. Kas čia? Not just a dream, empower, BMW performance. I know what my future is not just a dream. O, gerai, pradėjau biškį iš tos pusės skaityti. Nėra jokių įdomių mygtukų. Standartiškos BMW šviesos. Čia daug neprikalbėsi. Standartiška BMW. Reikia biškį prasilikti ir suprast, kas ir kaip. Labai pasenę atrodo speedometro tas LCD ekranas, nes čia jau tie pikseliai ir pas mane F serijos automobilis ir aš pripratęs, kad jau normaliai ten viską parašyta gražiai. Jo, tie pikseliai labai pasenę. Maloniai dėžė šiaip įsijungia. Gal norėtųsi biškį trumpesnio persijungimų, bet maloniai pavaros įsimuša. Pas BMW klasiškai stabilizacija yra prie avarinio mygtuko. Įsijungia avarinį, išsijungia stabilizaciją ir pradeda daryti nesąmonės. Dabar kaip tik turi ateiti žiema, turi iškriti sniego ir jūs įsivaizduokit, kaip tokia trumpa bazą galų varoma ant mechanikės turi gerai valdytis. Ant speedometro man rodo, kokias pavaras jungt, kad važiuot ekonomiškai, bet mes to nesiklausysim, nes kam mums tas ekonomiškas važiavimas, jeigu mes turim 120 kW. Automobilis su MTech važiuoklėje jaučiasi labai standžiai, labai fainai, jauti kelio nelygumus, bet nėra taip, kad tau daužytų labai stipriai per nugarą. Automobilis jaučiasi tikrai valdomas. Ta prasme, aš važiuoju ir jaučiu, kad aš galėčiau kokį posūkį įskrist, kad jisai, tikrai toksai paklausus į vairą. Kiek skaičiau, tai čia, kadangi 20 metai, čia turėtų jau būti elektrinis vairo stiprintuvas.
nes nuo 2007 metų jie pakeitė hidraulinį vairo stiprintuvą į elektrinį ir kažkodėl aš po kapotu nepasižiūrėjau, ką aš ten matau, bet pagal jausmą aš nepasakyčiau, kad čia kažkoks nemalonus vairo jausmas, vairas jaučiasi standžiai, sunkokai, jaučiasi taip, kaip reikia. Dar kadangi čia M-Sport vairas, tai jisai toksai platesnis ir rankose irgi jaučiasi labai maloniai. Kai pirmą kartą sėdau į saloną, tai pasijutau, kad biški mažokai vietos, bet dabar važiuojant galiu pasakyti, kad, aišku, gal didesniam žmogui ir trūks vietos, aš esu 1,7 m ūgio, gal jūs tikėjotės, kad biški didesnis esu, nes girdėjęs esu iš žmonių, kad kadre atrodau didesnis negu realybėj, aukštesnis, tai gulinčius tai standžiai pravažiuojam, ko norėtum, tiek važiuoklė. Tai ergonomiškai viskas yra labai tvarkingai, labai malonu. Porankis ten, kur reikia, pavarų dėžė ten, kur pavarų perjungimo svirtys ten, kur reikia. Ir labai yra malonu vairuoti šitą automobilį. Sėdi, lygtais čia ir turėtum sėdėti. Pats porankis po alkūnė irgi vietoj. Šiaip ko dažnai trūksta kitose Golf klasės automobiliuose, nes jeigu mes paimsim tą patį Volkswageną, tai ten labai dažnai išvis porankio po dešinę ranką mums neduoda. Bet jeigu ir žiūrėt, tai BMW iš pačio starto buvo biški brangesnė berods negu Golfas, tai jo. Ir čia vienintelis automobilis toj klasiai, kuris yra galų varomas ir su prailginiu varikliu. Čia turim porą tokių gražesnių posūkių, gal paduosim biški pavaros, gaziuko. Jo, kadangi čia dizelis, tai trūksta apsukų. Dizeliai nesisuka taip kaip benzai. Ant posūkio jaučiasi standžiai. Gal būtent čia man biški trūktų padangų šitoj mašinai, bet ant posūkio automobilis jaučiasi standžiai. Nesijauti, kad toj kažkur išskrysi. Įvairinėt automobilį į posūkį yra malonu, jisai klausosi vairo. Gal jaučiasi biškutį sunkesnis, negu jisai yra realybėj, nes kiek prisimenu nuo savo Civiko, tona 400 biški lengviau jautėsi. Čia gal vairas tokį jausmą duoda. Šoninis sėdinių palaikymas tikrai labai gerai sulaiko mane vietoj. Jo, trumpa bazė tikrai linksmai vairuojasi, labai fainai. Trūksta variklio garso, išmetimo garso, nes mes girdim dabar totalų dizelio urzgesį. Dabar man šovė į galvą tokia mintis, kad man nekliūna jokie pašaliniai garsai nuo asfalto ir nuo vėjo, tai galima tik tai pagirti šitą automobilį už tokią gerą garso izoliaciją, kaip šitos klasės automobiliai. Netgi pasakyčiau, kad geriau negu mano F30. Gerai, vienas dalykas, kad pas mane netaip girdisi variklis, čia visgi labiau girdžiu variklį, bet trečiukė F30 labiau girdisi kelias. Padangų į asfaltą garsą, vėjo garsą labiau girdisi, čia tokių garsų nėra. Čia yra biški kitokie garsai, kurie gali užknisti žmogų, tai visokie salonų krepždesiai, nes plastikas čia yra pigus ir jisai tikrai toksai labai krepždus ir kadangi kėbulas toksai tvirtas, bet vis tiek visi automobilių kėbulai padaryti taip, kad groja ant nelygumų, tai čianai kažkas sutraška. Ir jeigu jūs mėgstat tylą, jeigu jūs nemėgstat tų visų kėbulų traškesių, tai šitas dalykas gali užknist. Okay. Paspausim važiuojant. Stebina? Mane biškai nustebino. Pirmą pavarą tai tikrai šovė neblogai. Bet vis tiek noriu dar iš vietos kažkur pavažiuoti. Dabar tiesiai galėsi. Tiesiai? Ok. Gerai, šoksim iš šviesoforo. Tikiuos tas Renault Dusteris mus nenuneš. Iškart atsiprašau už tokius ilgus perjungimus. Senai šiaip mechano nevairavau, nes savo Miatą paslėpiau. Dabar paskutiniu metu vienintelį mechaną, kurį vairavau, tai buvo traktorius, bet ten perjungimas buvo iš kairės pusės. Gerai, startuojam. Mes šokom iki 70 ir
blemba, mieste tai pilnai užtenka, gerai jinai važiuoja. Aš nepasakysiu, kad yra kažkas wow, bet užtenka tų kilovatų tikrai. Jau nuo šiam biškį sunkiau gal kelti greitį. Taip, tai iki 60 mes šokam tikrai labai greitai, nuo 60 jau prasideda biški problemos, bet tos problemos matosi tik tai ant speedometro. Pagal jausmą jokių problemų nėra, yra ganėtinai užtenkamai newtonų, tai mūsų toliau tą mašiną veža ir jeigu neužsiparint pagal greitį, o jeigu būtent užsiparint į jausmus, tai tikrai maloniai važiuoja, tos galios labai užtenka. Tikriausiai 85 kW būtų per mažai, bet 120 šitam kėbului užtenka virš galvos. Tu nesijauti kažkoks atsilikęs nuo kitų mašinų, nuo eismo, tu tikrai esi jauties netgi gal biški greitesnis nei dauguma žmonių eisme, nes automobiliukas labai maloniai valdosi ir jisai, nepasakysiu, kad provokuoja, bet jisai leidžia tau biški agresyviau važiuoti. Aš nesakau apie greičio viršinimą, bet sakau apie kažkokį agresyvesnį biškutį persirikimą, agresyvesnį įvažiavimą į kokį posūkį pailgą. Tau nereikia labai smarkiai sustabdinėti automobilį prieš posūkį, tu gali ramiai, be jokių užsiparkių į jį įsukti. Ir dar dalykas, kuris tikrai džiugina, kad tai yra galų varomas automobilis ir kai tu gazuoji kažkur į posūkį, nėra to dalyko, kad tau iš rankų plėšo vairą. Tu labai fainai valdai ir, žodžiu, būtent vairavime aš minusų per daug nematau, tikrai vieni pliusai. Šiaip dabar ilgiau pavažiavus, man tas variklio garsas biški ir užknyst pradeda. Girdėjai tikrai garsiau negu norėtųsi. Gal su benzu būtų kitaip, bet nesu tikras, nes facelifte jau buvo tas, kaip sakiau, tiesioginis įpurškimas, o jisai irgi mėgsta paklaksėti. Šiaip ant greičio automobilis labai gerai stovi ant kelio ir nesijaučia to greičio. Ganėtinai minkštai važiuoji, ganėtinai stabiliai, tai nejauti greitį ant tiek, ant kiek jisai yra. Tai važiuoji kokiu 60-70, to jauties lygtais važiuotum lėčiau. Mes dabar važiuojam virš 60 biškį ir jaučiasi, kad kokį piam kažkas tokio. Nes kai ramiai savo važiuoji, nežiūri speedometrą, tai važiuoji aštumu, kas neleistina mieste, tai reikia prisistabdyti save. Man kol kas labai viskas patinka. Pavarų perjungimas malonus, sankaba ten, kur reikia, tokia, kokia reikia pagal standumą, nejauti kad turi priprasti prie automobilio. Įsėdi ir važiuoji. Gazas kaip ir visuose BMW'uose taip pat reaguoja, stabdis irgi kaip ir visuose BMW'uose. Čia yra klasiškas BMW, netgi nežiūrint tai, kad čia yra hatchbackas, čia yra klasiškas BMW su klasiško BMW valdymu. Dar norėtųsi, kad pirmukai negestų, bet jie moka užpysti savo problemų. Kalbėjau su savininku, tai sako, kas mėnesį į servisą mašiną nuvaro. Kažkokios smulkmenos, bet nuvaro. Ir jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, pagal senus BMW, pagal slyvą arba pagal Kem6, tai rida 300 000 km ten yra juokas, apkatkė. O čia jau 300 000 ridos čia yra tikrai privažiuota, nes kaip ir sakiau, kaip ir minėjau, tiems motorams jau reikėjo pakeisti grandinę, jau 3 kartų reikėjo valyti koliką ir dar daug visokių prikolų. Dar per tiek metų tikrai čia jau kažkas daryta su klėma, tikrai kažkas jau buvo atsitikusi su elektra. Tai jo, pirmukas nėra pats patikimiausias automobilis, bet jisai tikrai duoda to, ko tu nuo jo lauki. Taip linksmai ir fainai čia prasilėkiam su šito pirmuku. Noriu dar pasakyti ir parodyti vieną dalyką, kurį pamiršau paminėti, tai ateik čia. Kadangi čia yra duris be rėmelių, tai vienas iš didelių problemų, kuri gali atsitikti pas jūs žiemą, tai yra prišaldymas šitų durelių. Bet čia yra toks kasekas, kuris sutinkamas visose automobiliuose, kur mes turim berėminius langus. Tai kada atidarom durelės, mes matom, kad langas biškai pakrenta į apačią, tada atsidarom. Tai dažniausia problema yra tokia, kad prisiklijuoja, prisišaldo tas langas prie gumytės ir
arba negali atsidaryti, arba jeigu neatsidaro, mes traukiam, galima plėšyti gumytės. Ir su šito šiaip labai lengva kovoti, reikia tiesiog prasilikoninti šitą gumą ir tada kaip ir viskas bus tvarkoj. Bet, yra toks niuansas šitų visų langų. Nežinau netgi, ką čia pasakyti. Viską matėt patys. Automiliukas valdosi nuostabiai. Savo klasiai aš manau, kad tai yra vienas iš geriausių pasirinkimų, jeigu jūs ieškot driverio experience'o, o ne patikimumo, nes, patikimumo dėl čia yra BMW, kuriame panaudota labai daug naujų variklių savo metais. Tai tie varikliai nepatikimiausi variantai. Bet jeigu iš esmės sumuoji žiūrėt, ką pagal šitą kainą gauni, tai gauni mažą, fainą hatchbacką su labai fainu valdymu, su galų varomu. Jeigu pataikai ir pasiėmi mašiną su gera komplektacija, tai ir gauni dar kai kokiu BMW fiškiu. Tai už savo kainą čia tikrai puikus automobiliukas. Stebėjau čia dabar rinką. Tai jeigu mes neieškom būtent ten pakėtinių su super ten komplektacijom, tai jie prasideda kažkur nuo 2,5. Bet aišku, už 2,5 mes nepaimsim tokį gražų mašiną, paimsim kažkokį jau ten pigesnį variantą, 5 durys su paprastu salonu, bet pats valdymas bus toks pats. Ir kaip jau aiškinau, ir 116, 118D ir 120D beveik tas pats variklis ir po čipų išduoda tą pačią galią. Aišku, 120D po čipų čiūčiu daugiau išduos, bet šitam kėbului 120 kW tikrai užtenka. Kažkaip taip, tai ką chebrytė. Ačiū Jums už peržiūrą, ačiū už dėmesį, dėkit laikus po šitą video, jeigu nepatiko pirmukas, dėkit dislaikus, rašykite komentarus, ką Jūs galvojate apie BMW pirmos serijas ir taip pat rašykite komentarus, ką galima patestdraivinti toliau. Ir iki susitikimų sekančiuose epizoduose. Dar bus daug linksmų video.